Gerai, joga yra karma joga. Žodžiu, kiekvieną darbą reikia dirbti labai gerai ir išbaigtą darbą reikia dirbti iš visų jėgų ir nelaukti jokio apdovanojimo. Jei žmogus nebeatgimsta, tada sako, kad jis patenka į rojų. Priežasties pasekmės įstatymas karma vadinasi, taip. Kiekvienas poelgis turi savo pasekmes. Jei gyvenime dariau gerai, kitame pateksiu į gerą šeimą. Na ką pasėsi, tai ir pjausi. Jei žmogus daro ne dėl savęs, jei dirba dėl žmonijos, tai karma nebeateina, išsivadavimas ir žmogus nebeatgimsta. Liaudies karma yra planetinė karma. Na, kai dar, kaip pasakyti, yra pakopos tos tam tikros jogos irgi, kai atsikrato jau, kai atsisako visiškai žmogus nuo maisto, kai netgi nuo meno, nuo jogos, nuo visko, tada jisai žino viską apie viską. Ir tada nepadaro jau jokio poelgio be kūrėjo sąmonės. Palauk, dar pasakysiu greitai kai ką ir